Sveiki, laidoje gyvai iš studijos svečiuojasi Ana Astrasagė, Taro kortų skaitimo specialistė. Sveika, Ana. Sveika, Ineta. Tai prisistatyk mūsų žiūrovams ir papasakok apie save. Man labai malonu, kad jūs mane pakvietėte ir čia pas jūs labai jauki atmosfera ir buvo kalbos, kaip iš tikrųjų turėtų tartis pavadinimas Astrasagė, tai yra mano slapyvardis, mano vardas yra Ana. Bet tas slapyvardį aš sugalvojau tam, kad jis būtų priimtinas ir anglų kalbos žinovams arba šnekėtojams ir mūsų lietuvių ausiai, tai yra lietuviai drąsiai mane gali vaidinti Astrasagė, o anglų kalbos mėgėjai ir vartotojai gali Astrasage. Čia yra kaip kas patogu, o jeigu dar kažkaip tai abejojate, tai visada galite kreiptis Astra, tiesiog Astra arba Ana. Čia kaip jums labiau tinka. Taigi mano kelionė į Taro pasaulį prasidėjo gal ne nuo Taro, taip būtų geriau pasakyti, kad Taro atsirado jau kaip rezultatas po mano visų pačios galvojimo, domėjimosi ezoterika, nors aš sakau, kad Taro be ezoterikos ir apie tai mes šnekėsim galbūt biškį vėliau. Tačiau taip nuo jaunystės, nuo vaikystės, kai tik tai galėjau rasti kažkokią knygą apie kažką tai tokio antgamtinio, nepaaiškinamo, neįdomaus. Visada tą dariau ir tai nebuvo labai, kaip dabar šiais laikais, paspaudi mygtuką ir tavo visą informaciją prieš akį, tu tik tai mėgaukis. Tada tais laikais reikėjo tikrai paplošėti ir žinoti, kokią literatūrą, kur ieškoti. Ir tą ir dariau labai atkakliai ir labai nuoširdžiai. Ką aš noriu pasakyti, kad kaip bebūtų keista, bet tais laikais buvo prieinama ir Biblija, ir Koranas, ir Bhagavad Gita. Ir tos knygose be abejo, tokie raštai, šventieji raštai, padarė didelę įtaką mano pasaulėžiūrai. Ir tada tikrai pagalvoju, kad reikia gilintis dar toliau. Tada atsirado astrologija ir aš kalbu apie savo amžių maždaug 16 metų. Tada, jeigu kalbėkime apie astrologiją, tai yra pranašysčių sistema, kuri vadovaujasi žvaigždžių arba planetų padėtim. Ir man tai buvo irgi be galo įdomu ir iki šiolei įdomu. Ir dabar aš irgi domiuosi ir seku visus tranzitus ir kaip tai gali paveikti mūsų gyvenimą, mūsų nuotaikas, mūsų geopolitinę galbūt netgi padėtį. Ir tada, sakykime, 18 metų kortos buvo žaidimo kortos, žinot, paprasti tokie paveiksliukai, bet vieną kartą paėmus į rankas, man kaip tik nesinorėjo su jais žaisti, su jom. Man norėjosi kažko daugiau. Ir tada aš jau buvau žinojusi, kad su kortom galima kažką išpranašauti arba kažką sužinoti daugiau iš to pasaulio, kuris visada traukia. Ir vieną kartą atsiradus skaladai mano rankos, taip ir tas ir prasidėjo. Bet tačiau nebuvo tai Taro kortos, Taro atėjo ženkliai vėliau, kai aplamai Taro išpopuliarėjo dabartiniam laikotarpiu. O kaip pas jūs atsirado tos pirmoji kaladė, kaip pavadinate, ar ne, kortą? Gavo dovanų ar nusipirkot? Paprastų kortų? Žinokite, kadangi tai buvo prieš seniai, ne pusamžiaus, bet taip labai seniai, aš tiesiog, tada tos buvo kortos tiesiog žaidimai, jos buvo prieinamos visur kur. Ir tiesiog paėmus, aš supratau, kad mes galim bendrauti dar ir tom temom, ne vien žaidimų. Ir ar norint skaityti Taro kortas, reikia kažkokių mokslų, ar užtenka kažkokių tai knygų, vadovėlių ir gali būti tiesiog savamokslė? Tai, kad reikėtų tobulinti savo žinias visada ir aš manau, kad visose profesijose, visose kryptyse tai yra vienareikšmiškai.
visada reikia domėtis, kas yra naujo, kaip kiti praktikai tai daro, kokios interpretacijos. Ir čia geras klausimas, tai iš tikrųjų, nes aš pažįstu gerų praktikų, kurie yra savamokslai. Tiesiog dabar, kaip aš ir sakiau, minėjau, galimybės informacinio lauko yra be galo didelis. Tai faktiškai, jeigu tu tikrai nori, tu tikrai gali pasiekti visų rezultatų. Bet tačiau vis tik aš galvočiau, kad žmonėm paprastai kyla toks klausimas, ne? Taip. Ar tu turi kažkokį išsilavinimą? Matyt, mūsų pasąmonė tai vis tik yra kažkokia patikimumo garantas. Tai taip, pavyzdžiui, aš turiu tarptautinio tarologo sertifikatą, aš baigiau studijas, tas yra taip, bet jeigu žmogus pasirenka tai kaip savo profesiją, taip aš patarčiau vis tik pasitelkti savo dėmesį ir energiją ir pabaigti kažkokius kursus, kurie duos tą atsakymą visiems kitiems, kai užduos klausimą. Iš tiesų šitas klausimas skambėjo ne dėl to, kad norėjau pasteirauti, ar kažką baigėt, ar ne? Aha. Ne dėl to, tiesiog labai įdomu, nes, pavyzdžiui, aš asmeniškai, tai aš niekur negirdėjau, ar kad galima, pavyzdžiui, išmokti taro kortų skaitimų. Kažkaip, aišku, galbūt aš nesidomėjau, aišku, taip nesidomėjau, bet kad seku šiek tiek ir astrologus ir kas taro kortams skaito, niekas apie tai nekalba. Kad iš tikrųjų yra, pavyzdžiui, kažkokie mokslai, ką galima išmokti ir perduoti žinias kitiems. Tai visiškai vienareikšmiškai yra mokyklos, jeigu tinka Lietuvoje, jeigu netinka Lietuvoje, yra Anglijoje, Australijoje, Amerikoje yra labai tarologų mokykla. Ta prasme, yra daug krypčių, pačioj tarologijoje nėra labai taip vienareikšmiškai viskas. Ten irgi yra vienokios ar kitokios pažiūros ir mokyklos ir mokiniai mokosi vienokių ar kitokių, sakykime, mokyklų gudrybių. Taigi tikrai yra sertifikatai, yra studijos ir, kiek aš girdėjau, netgi yra antgamti kažkokio reiškinių, oficialios studijos universitete netgi, kur aplamai ezoterika studijuojama kaip mokslas. Tai, man atrodo, jeigu aš neklystu, tai yra Anglijoje, jeigu kažkas žino, tai pataisykite. Gerai, tai tuomet gal papasakokit, kodėl būtent pasirinkot taro kortas, o ne, tarkim, kas jūs domina irgi astrologija, ar ne, šiek tiek, arba, tarkim, numerologija, kodėl ne šitas sritis, o būtent taro? Kaip ir pasakiau, kad nepaisant to, kad aš domėjusi ir numerologija, ir astrologija, žinot, kaip yra klikina. Tai yra ryšys. Ir ką aš noriu pasakyti, kad ko gero tai yra tas akcentas ir tas supratimas, kad tu turi tiesiog ryšį su tam tikru įrankiu, nes taro kortos yra įrankis mantikos sistemoje. Tai yra mantikos sistemos įrankis. Kas yra mantikos sistemos? Tai yra visos tos sistemos, kurios užsima prognozavimu, ateities ar kažkokiu įvykiu, nesvarbu, simbolių pagalba. Tai yra runos, tai yra kortos, tai yra, pavyzdžiui, būrimas iš kavos tirščių, tai yra vėlgi ta pati mantikos sistema. Ir tiesiog kiekvienas žmogus pagal savo vidinius, taip sakant, parametrus, vibracijas ir norus ir supratimus, žinojimą, norėjimą domėtis, pasirenka, ko gero, savo vieną specifinį kažkokį įrankį. Ir man taro kortos tiesiog atsiliepė. Man buvo įdomu, aš supratau, kad aš iš tikrųjų galiu skaityti tuos simbolius ir tai yra tiesa. O gal galite plačiau papasakoti, nes iš tikrųjų labai įdomu, bet sakot, jums atsiliepia, ne? Kaip? Jūs ar viduj pajaučiat kažką, ar... Taip, tas yra labai individualu. Iš tikrųjų, kiekvienas praktikas, jis turi savo metodus,
kaip jis pajaučia tą įrankį. Na, tai yra labai labai individualu. Pagrindinis veiksmas nepakanka, vat jeigu mes kalbam apie išsilavinimą ir jeigu kalbam, ar galima išmokti, tiesiog išmokti būti tarologo, ten, nežinau, kitokių būrėjų, tai aš sakyčiau, kad nepakanka, nes tie simboliai, kurio pagalba tu bandai kažką pasakyti žmogui, atsakyti į jo klausimą, jie turi turėti tam tikrą reikšmę pagal esamą situaciją. Tai yra, nepakanka žinoti, kad, pavyzdžiui, gulbė ten yra kažkokia meilės simbolis, ne? Ir tu vienodai visur, kur ją pamatai, tą ir sakai, o čia tikriausiai meilė. Ne, klausimas gali būti, ar, pavyzdžiui, bus teismo sprendimas palankus ar ne, arba darbinė kažkokia situacija. Ir tu pamačius tą gulbę, ir kaip tu tada, sakai, čia kažkokia meilė pas tave. Ne. Tai tas ir yra paties tarologo ir jo įrankio sąveika. Tai turi būti, kad jis supranta, kad šitoje situacijoje ta gulbė turės visiškai kitokią reikšmę, kuri bus aktuali būtent kverintui, jeigu mes kalbam apie tą žmogų, kuris užduoda klausimą. Tai korektiška būtų jį vadinti ne klientu, ne dar kažkaip tai ten, nežinau, bet yra specifinis žodis kverintas. Ir kartais aš jį ir naudoju, bet suprantu, kad tai yra naujovė biškiai, gal ne visiems girdėtas žodis. Man tai tikrai ne. Puiku, jūs sužinojate naują žodį. Taip. Jeigu taip jau pradėjom kalbėti apie tarologus, tai ar yra kažkokie bruožai, asmenybės bruožai, kuriais turėtų pasižymėti? Taip, žinokit, galvoju, kad visų pirma, vėlgi ta gausa informacijos ir visų pasiūlų, dabar kiekvienas atseit gali būti tarologu. Kas čia tokio? Nesužinoji, kokie simboliai, kokios kortos reikšmės, ir pirmin, ir nieko čia tokio. Viskas yra puiku, gerai, tik tai vienas momentas. Tarologas, minčių labai daug, atsiprašau, žinokit, viskas kažkur tai nubėga. Tarologas turi suprasti, kam jis tą daro. Tai yra pagrindinis kriterijus, yra jo intencija. Kokiam tikslui jis naudoja šitą įrankį. Ir tai yra vienas reikšmingiausia. Kitas momentas, aš su visa pagarba galvoju, kad taip, dažnai girdžiu, kad aš irgi turiu intuiciją, aš galiu skaityti, man irgi kažkas taip. Puiku, žinokit, mes visiškai visi turim intuiciją, bet tarologas turi turėti ypatingą intuiciją, jis tai turi turėti ne flashbackus, tai yra intuicijos proveržiai, žinot, tai kartais būna, kad ir visai be intuicijos žmogus, jis paima ir kažką tai tokio susako ir tas išsipildo, ir iš tikrųjų taip yra, tai gali būti. Bet tarologas, tas ir yra skirtumas. Jis turi turėti tą ypatingai stiprią intuiciją visada, nuolat, iš prigimties geriausia. Ir dar kitas momentas, jis turi mokėti ją valdyti. Nes jis turi mokėti ją įjungti tinkamų laikų ir išjungti, pagarsinti ir nutildinti, jeigu jūs norit tokią alegoriją, tai visiškai būtinas dalykas. Be to, geriausia kreiptis į patyrusius tarologus arba bet kokios specialybės profesionalus geriau kreiptis, nes kortos skaitime yra be galo svarbu asmeninė patirtis tarologo. Kuo daugiau gyvenimiškos, sakykime, patirties jisai turi pats asmeniškai, to, ko gero, geriau jis galės įsigilinti į kverinto užklausą, į kverinto situaciją, į kverinto subtilybės, nes ne viskas taip paprasta, jeigu būtų viskas paprasta, niekas neįtų pas tarologus. Jūs dar teigiate, kad užsimate tarologiją be ezoterikos.
Gal galite paaiškinti, kodėl taip, kodėl pasirinkote? Būtent, žinot, praėjus visą tą ezoterikos sritį ir mokslą ir kiekvienas analizuoja informaciją ir su laiku, kai jau atsirado taro kortos, beje, aš pavyzdžiui, darau konsultacijas pasitelkiant ne vien taro kortomis, bet ir simbolono orakalo kortos. Tai yra mano autorinė metodika, tai yra derinys, kuris man, pavyzdžiui, padeda atsakyti pilnai į klausimą. Taigi, ezoterika, mes turim tokį kaip ir neigiamą arba, taip neigiamą asociaciją. Ta ezoterika tai yra viskas, kažkas antgamtinio, ne visai suprantama, o jeigu žmogui magija, jeigu kažkas nesuprantama žmogui, jis automatiškai galvoja, kad geriau gal ten nelysti, geriau gal ten neiti. Tai, brangieji, tikrai aš dalinuosi savo patirtim ir savo pojūčiu ir savo matymu, kad vis tik mantikos sistemos ir pranašystės pasitelkiant simbolių pagalbą yra niekas kitas, kad skaitimas iš bendro informacinio lauko, kuris yra, tiesiog jis egzistuoja. Ir tarologas yra ta antena, jeigu norit, arba žmogus turintis slaptažodį, prisijungus prie kompiuterio, kuris veikia kortų pagalba ir jis tiesiog gali skaityti tai, kas yra tam informaciniam lauke. Aš galvoju, visiškai įsitikinusi, kad su laiku mokslas, mes dabar esam vandenio eroj, kur mokslai viskas spartėja, plečiasi, vystosi labai dideliu tempu. Aš tikrai neabejoju, kad ir šitas rytis bus paliesta ir mokslininkai pasakys, kad taip iš tikrųjų, kai kas gali prisijungti, turi tokią galimybę prisijungti prie informacinio lauko, kad jis egzistuoja, nieks neabejoja, netgi iš mokslininkų, sakykime, parapijos visos fizikų ir kvantinės fizikos atstovų. Tik tai klausimas, kaip jį naudoti šitą lauką. Tai tokie žmonės kaip galbūt aš ir dar kitokie mediumai ir pranašautojai kiti, jie turi tą pasvordą. Slaptažodis. Iš tiesų, jūsų klausant, vis labiau suprantu, kad reikia labai atsakingai pasirinkti tarologą, pas kurį tu nori eiti, kuris tau atsakys į kažkokius tavo rūpimus klausimus. Kaip nepasimesti žmogui ir išsirinkti tą tinkamą, kuris tikrai, nežinau, ar pabendrauti prieš konsultaciją, ar... Kaip visai nebloga idėja, žinokit. Dabar aš norėčiau pakalbėti apie kelis aspektus. Visų pirma, žmogus turi suprasti savo poreikį. Ir tai yra pagrindas. Ar kreiptis, ar nesikreipti ir kreiptis kokiu tikslu. Dabar internete jūs galite matyti dvasinės praktikas, visą kitą, taip, čia yra gerai. Kitas momentas yra, ką aš norėčiau pasakyti, kad bendroje sumoje galima visus būrimus, taip vadinamas, paskirstyti į 3 dalis. Ir būrimas vėlgi turi tokią biškį neigiamą asociaciją, nes tai yra kažkas paslėpto, užslėpto, nelabai suprantamo, bet gal aš pabandysiu, bet vis tiek tokia yra rizika vidinės, nerimas dažnai egzistuoja. Taigi, galimai tai yra nebe pagrindo, nes skirstom į 3 dalis. Visą tą būrimą ir panašystės sistemas. Yra magija, yra darbas su energetikom. Ir yra magai, tie, kurie tą atlieka. Tai yra užkalbėjimai, prakeiksmai ir visas šitas mielos praktikos, jos iš tikrųjų veikia, jeigu jūs norite ekspertų nuomonės, taip, jos egzistuoja, aš to neužsiimu, bet
Tikrai yra žmonių, kurie supranta šituose dalykuose, jie pasitelkia ugnies, vandens energetiką ir jie moka paveikti aplinkinių energetiką, energetinį lauką ir pakeisti kažkaip, tai pakoreguoti jį, sakykime, ne? Galbūt to visi žmonės ir bijo. Tai aš noriu nuvainikuoti vieną mitą, tikrai tarologai šito normaliai tai neužsima. Mes užsimam visiškai kitokiu būdu, pranašautojas su informacija dirbam. Dabar yra pramoginiai būrimai, kurie, mergvakariai, dar kažkas tai, ne. Tai vėlgi, jeigu žmogus nori tiesiog linksmai praleisti laiką, kažką sužinoti, galbūt nelabai didelis ir gilus klausimas jo, tai visiškai teisingai būtų nueiti ten, kur arba pakviesti, pavyzdžiui, pas save į svečius tokį tarologą, kuris atliks pramogą. Čia yra pramoginis tikslas. Bet jeigu jūs turite gilų klausimą, kurį jūs tikrai negalite rasti pats atsakymo, jeigu jums rūpi čia ir dabar sužinoti, sakykime, be jokių duomenų pateikimo, ne, be vardų, pavardžių, be nuotraukų, be gimimo datų, kaip aš sakiau, ir jūs norite išspręsti šitą situaciją, tai taip, tada jūs kreipkitės į patikimą tarologą, kuris turi patirtį, stažą ir rekomendacijas. Galbūt čia yra esminis žodis rekomendacija. Pasiklauskit. Iš tikrųjų, kaip aš sužinojau, žinokite, beveik visi eina. Tai tikrai kažką pašnibždės. Kadangi jau sužinojom, kaip reikia pasirinkti, būtinai dar pakalbėsime apie tai, kaip klientui arba, kaip jūs minėjote žodį, verintui pasiruošti vizitai, ar ne, pas tarologą. Bet pradžiai galbūt jūs man atsakysit į klausimą, ar ne, taro kortų pagalba. Ir tada sužinosim, ar labai svarbu yra pasiruošti, ar reikia pasiruošti, ar nereikia pasiruošti. Taip, mes tai sužinosim, ar verta buvo ir ar geras susiklausimas, ar tiksliai suformuluotas. Dabar turėčiau užduoti? Taip, žiūrėkite, mano pagal savo sistemą, ne, kadangi aš labai daug nuotolių irgi bendrauju, ne, nuotolių tokio skirtumo tikslumų neturi, nuotolinės konsultacijos, tai aš jau pripratau taip, kad aš savo įrankio niekam neduodu į rankas. Tai viskas vyksta mano rankose, aš pati ir traukiu, bet jūs užduodate klausimą, aš bandau pagauti jūsų energetiką ir užduoti, ar ne? Tai gerai, ar aš pagaliau išdrįsiu pakeisti savo darbą? Žiūrėkit, dabar geras klausimas, jis tinkamas tarologui užduoti, bet aš noriu patikslinti, kokiam laikotarpiu. Labai svarbu nustatyti tam tikrą konkretų laikotarpį. Įsivaizduokim, mes užduodam klausimą kompiuteriui, ne? Tai yra visatoj, informaciniam laukui, nesvarbu, kaip jūs ten pavadinsit. Jis nežino jūsų tų visų niuansų, ne? Jis girdi tą, ką girdi. Jis girdi jūsų garsintą mintį. Faktiškai variantų yra labai daug, bet ką jūs konkrečiai turėtumėte omeny? Tai aš visada patariu savo kverintams, kad jie tikslintų laikotarpį. Ir jeigu jie nori labai tikslaus atsakymą, tai sutrumpinti tą laikotarpį bent jau kalendorinių metų, sakykime, iki kalendorinių metų laikotarpio. Nes daugiau, kuo tolimesnė pranašystė, tuo jinai gali būti netikslesnė ir tai yra aksioma, tai yra taisyklė. Taigi, pakoreguojam. Tai ar 5 mėnesių laikotarpyje išdrįsiu pakeisti darbą? Žiūrėkit, vėlgi, išdrįsit, tai yra, kokie bus veiksmai iš jūsų pusės, ne? Ta prasme, ar jūs... Bet tai nebus galutinis tikslas, ar jūs jį pakeisit. Ar išdrįsiu išeiti iš darbo, į kurį turiu grįžti, gal taip sakykime. Okay. Įdomiai. Pasiruošusi? Taip, laukia to žinutės. Atsakymo, ne? Nelabai.
Ne to tikėjausi. Aš suprantu. Užtat, žiūrėkite, visada, bet tai nėra, kad jūs nepakeisit darbo. Va čia yra tam tikras niuansas. Nes tada reikėtų klausti vėlgi kitaip. Ar jūs santykiai bus pabaigti? Aš matau, kad santykiai nebus nutraukti. Va tiesiog paaiškinu, ką aš matau šiuo metu. Bet tai nereiškia, kad, pavyzdžiui, po 6 mėnesių jūs negalėsite to padaryti. Tai tada, jeigu toks klausimas ir atsakymas, kuris nelabai tenkina patį kverintą, jis ne to tikėjusi, tai visų pirma taip, brangiai prisimkite tą atsakomybę ir būkite pasiruošę atsakymams, jeigu jau jis eina. Negalima tendencingai stumti tarologą, kad vis tiek, o tai kai šitas tarologas pasakė ne, tai aš eisiu pas kitą, kuris galutinai pasakys tą. Tai čia nebus gera taktika, tačiau visada galima koreguoti. Ką galima padaryti taip, kad vis tik padaryti išeiti. Tai čia irgi, čia korekcijos klausimai, kurie, pavyzdžiui, aš matau, kad jums, ką jūs bedarytumėt, jums nepavyks. Pavyzdžiui, ne, aš nesakau apie jūsų situaciją šiuo metu. Tikrai ne. Jau buvo visas ir tas kolonijas. Ne, įsigaskit, prašom. Tai va, tikrai ne, bet iš tikrųjų taip, gali būti ir tokio pobūdžio situacija, kai ką jūs bedarytumėt, tai yra pamoka, ne? Reiškia, jūs šitoj vietoj arba šitoj situacijoj su šitų, pavyzdžiui, žmogum, kai yra asmeninės santykiai, arba darbo santykiai, arba dar kažkokie santykiai, ne partnerių, jūs tiesiog nepraėjot visų pamokų ir jums reikia pabaigti tą ciklą, ne? Jums reikia vis kažką suprasti, galbūt jūs dar nepagavot kampo ir jūs dar palaiko šitoj vietoj iki kol. Ne? Tai ko tarologas gali būti šitoje vietoje naudingas, jis gali pasakyti, kaip pakoreguoti, kaip paspartinti, ko jūs iš tikrųjų nematot ir ką jums reikėtų pamatyti šitoje situacijoje ir padaryti kitaip ir tada jūs ištrūksite. Ne? Tai čia viskas priklauso nuo to, kiek pats kverintas nori gilintis į situacijos esmę. Arba, pavyzdžiui, tiesiog jam reikia atsakymų taip arba ne. Tai iš tikrųjų visas šitas dalykus galima konsultacijų ir aptarti, ar ne? Užduoti vieną klausimą, kitą, kaip įsigilinti, ar ne? Taip, žinoma. Žinot, kaip per savo praktikos, aš praktikuoju virš 10 metų, sunku man dabar suskaičiuoti, bet aš mačiau tikrai retus atvejus, kai nieko negalima buvo paveikti, kai yra, taip sakant, lemta iš viršaus ir viskas, ir žmogus tiesiog turi praeiti tai, ką turi praeiti. Bet tie atvejai itin reti. Tai ar reikia kažkaip pasiruošti, labai tiksliai suformuluoti galbūt klausimą, bet minėjot, būtinai laikotarpis kažkoks, ar ne? Būtent. Ar dar yra kažkokių aspektų? Taip, be abejo, visų pirma, jūs turite suprasti, kad jūs gausite atsakymus ir jie gali jums nepatikti. Išsiblaškimas ir, pavyzdžiui, kas yra, jeigu nuotolinė konsultacija, ne, pasirūpinkit tuo, kad jūs būtumėt saugioje erdvėje, atsipalaidavę, kad jūs galėtumėt priimti informaciją, nes nuo to momento, kai tarologas ir kverintas susitinka, ateina, taip sakant, kontaktas, ateina komandinis darbas. Aš prisijungiau per jūs ir jūsų lauką. Ne? Man nereikia jūsų pavardžių, man nereikia jūsų duomenų, asmens duomenų, tikrai nerenku ir nekaupiu, bet jūs turite turėti tikslą, jūs turite būti susikoncentravę. Jums neturi trukdyti kažkokie pašaliniai dalykai, šuniukai, vaikučiai maži, neblaškyti jūsų dėmesį. Ne dėl to, kad aš negalėsiu prisijungti, aš galėsiu prisijungti, jūs negalėsite priimti tos informacijos tinkamai. Tai vėlgi, tada nėra tikslo. Ir dar kartą pasikartosiu, pasirinkite, pavyzdžiui, jūs kai renkatės kažkokį, sakykime, daktarą, ne? Jūs norite patyrusio, ne? Jūs neįsite operuotis pas kažkokį, neaišku, ne? Kažkoksai ten, kažką ten girdėjo, tai ir čia pasirūpinkit tuo, kad tas žmogus, pas kurį jūs einat, pas kurį
kuriam jūs patikit savo asmeninius išgyvenimus ir ateitį galbūt, būtų patikimas jum artimas sielos, jūs turite turėti tą ryšį. Supratau. Taip, kad pasiruoškit, skirkit laiką tam, ar ne, būtinai Taip. visai konsultacijai, kad galėtumėt ramiai atsisėsti, įsigilinti. Taip. Taip. Tai ačiū labai. Ačiū labai, ne? Kad atvykai. Tikiuosi, jums buvo tikrai įdomu klausytis. Jeigu dar turėsit kokių klausimų, tai tikrai paklauskit, komentaruose parašykit, Ana būtinai atsakys. Būtinai. Kuo daugiau klausimų, žinokit, to daugiau jums bus aiškumo. Taip, būtent. Nebijokit klauskit ir tai dar kartelį ačiū. Ačiū ir tau. Iki susitikimo kitam live. Viso.